Rusijoje vis dėlto pradeda augti maištas prieš Vladimirą Putiną, reikalaujant nutraukti karą prieš Ukrainą, kitaip Rusijos laukia socialinis sprogimas, su kuriuo Kremlius nesusitvarkys. Rusijos valstybės dūmoje įvyko tai, kas dar prieš metus atrodė neįmanoma. Vladimiras Putinas susidūrė su retu viešu valstybės dūmos reikalavimu pateikti realų karo prieš Ukrainą užbaigimo planą. Tai yra, valstybės dūma pareikalavo, kad Putinas paaiškintų, kaip apskritai baigsis šis karas, parodytų mums planą, link ko apskritai einama. Nes visi tie pareiškimai apie denacifikaciją, demilitarizaciją, nacistus ir panašiai, tai visiška nesąmonė. Net ir apsileidę rusai jau pradeda tai suprasti. Iš valstybės dūmos tribūnos nuskambėjo frazė, už kurią visai neseniai Rusijoje buvo galima gauti baudžiamąją bylą. Šalis stovi ant socialinio sprogimo ribos. Žmonėms reikia parodyti aišku karo pabaigos planą, nes niekas nesupranta. Kur Vladimiras Putinas veda Rusiją? Štai tokius klausimus pradėjo kelti iš valstybės dūmos tribūnos. Pabandykime išsiaiškinti. Mano vardas Aleksejus Pečijus, prieš pradėdami paprašysiu jūsų užsiprenumeruoti kanalą, paspausti patinka ir parašyti bet kokį savo komentarą. Taigi šiandien Rusijos federacijos valstybės dūmoje deputatas iš Rusijos federacijos komunistų partijos Viačeslavas Markajevas viešai pareikalavo iš Vladimiro Putino pateikti realų karo prieš Ukrainą užbaigimo planą. Savo kalboje jis išvardijo viską, kas ardo Rusiją iš vidaus. Tai korupcijos skandalai, oligarchija, praradimas, kaip jis išsireiškė, pačios aktyviausios ir reprodukciškai pajėgiausios gyventojų dalies. Na, turime omenyje tuos rusų Ivanus žuvusius kare prieš Ukrainą, kurie kažkodėl ėjo kariauti, galiausiai padviesę šventoje Ukrainos žemėje, o jų palaikai iki šiol ten pūva, niekam jie nereikalingi. Štai Rusijos federacijos komunistų partijos deputatas sako, kad tai buvo pati aktyviausia ir reprodukciškai pajėgiausia gyventojų dalis, kurią Rusija prarado. Na, iš esmės negaila. Štai Россия потеряла. Ir sako, kad yra didžiulė problema dėl ukrainiečių dronų smūgių ir nereikia apsimesti, kad viskas gerai. Na, o tada šis Rusijos federacijos komunistų partijos deputatas pasakė svarbiausią dalyką, cituoju, iliuzijų laikas baigėsi, šalis ant socialinio sprogimo ribos. Ir pridūrė, kad kaltė už tai teks būtent įsitvirtinusiai valdančiai valdžiai, tai yra Vladimiro Putino režimui. Jei situacija nepasikeis, sako jis, socialiniai neramumai ir chaosas taps tik labiau tikėtini, o vakarai neišvengiamai tuo pasinaudos. Ir Markajevas čia ne vienintelis. Reikalas tas, kad jis tik pratęsė viešų asmenybių atsitraukiančių nuo oficialios Putino linijos sąrašą. Gegužės pabaigoje kitas tos pačios partijos deputatas Renatas Suleimanovas paragino kuo greičiau užbaigti karą, pareiškęs, kad ekonomika neišlaikys jo tęsinio. O dar anksčiau buvęs aršus Kremliaus šalininkas, vadinamasis Z propagandistas Ilja Remesvo, atsisuko prieš Putiną, pavadinęs Rusijos prezidentą karo nusikaltėliu ir vagimi. Ir kai tokie balsai pradeda skambėti valstybės dūmoje, tai jau tarsi neatsitiktinumas, tai tam tikras pokyčių visuomenėje simptomas. Ir štai staiga pats Vladimiras Putinas pradėjo pripažinti problemas. Tai reiškia, kad jis supranta, jog visuomenėje iš tiesų yra įtampa. Ir pasakoti nepraustiems rusams pasakas apie pergalės jau nebeišeina. Putinas pripažino, kad Rusijos armija juda fronte ne taip greitai, kaip norėtųsi, bet vis dėlto kiekvieną dieną po truputį žengia į priekį. Toliau citata. Plikos mirdančio nykštuko Vladimiro Putino. Mums viskas sekasi. Mes judame į priekį ne taip greitai, kaip norėtume, bet vis dėlto kiekvieną dieną po truputį perimame savo teritorijų kontrolę. Taip ir bus. Mes to pasieksime. Dėl to niekam neturėtų kilti abejonių. Na, tai yra kaip ir, sako, abejonių neturėtų būti. Ir dar keli šimtai rusų Ivanų žus kare prieš Ukrainą. Na, ir galbūt mes prie kažko prieisime. Bet kaip matome, abejonių yra. O čia kyla klausimas, kodėlgi braška Putino režimo pamatai, iš kur tokie balsai? Na, visų pirma todėl, kad Rusijos federacijos ekonomika patiria nuosmukį. Augimas praktiškai sustojo, infliacija išlieka aukšta, o Ukrainos smūgiai naftos perdirbimo gamykloms ir terminalams rimtai apkarpė Maskvos biudžetą. O esmė ta, kad pagal oficialius duomenis naftos gavyba nukrito iki žemiausio lygio per 16 metų. Karinės išlaidos atrodo bauginančiai net pačiam Kremliui. 2026 metų pradžioje karinės išlaidos išaugo daugiau nei 30% lyginant su praėjusiais metais ir pasiekė 46%. Visų biudžeto išlaidų. O palyginus su Rusijos federacijos biudžeto pajamomis vaizdas dar griežtesnis. Nuo sausio iki kovo karinės išlaidos buvo lygios 2/3 Rusijos biudžeto pajamų.
Tai reiškia, kad iš esmės kiekvienas antras rublis iš federalinio biudžeto skiriamas karui. Tiesiog įsiklausykite, 2/3 biudžeto pajamų skiriami karui. 2/3. Tai ne 30%, tai 2/3. Tačiau panikos signalai jau sklinda iš pačios finansų sistemos viršūnės. Nepriklausomi Rusijos kanalai, remdamiesi šaltiniais, teigia, kad Rusijos federacijos centrinio banko vadovė Elvyra Nabiulina iškėlė Putinui ultimatumą. Nabiulina Поставила Путину ультиматум. baigs savo kadenciją tik tuo atveju, jei Kremlius neuždarys sienų ir neįves karo padėties. Esą, jei taip nutiks, ekonomika visiškai žlugs, o ji nenori tame dalyvauti. Kanalo galime paaiškinti duomenimis, Nabiulina, kaip teigiama, netrukus ketina pasitraukti. O šią savaitę ji ir jos pavaduotojai apskritai praleido pasitarimą su Putinu ir ministrais dėl palūkanų normų. Ir kaip suprantate, kai Centrinio banko vadovas atsiriboja nuo paties Vladimiro Putino, tai nėra techninis ginčas, tai yra tikroji politika. Tai reiškia, kad jis supranta, jog viskas eina tiesiai į dugną ir ji bando pabėgti iš šios skęstančio laivo, bet jos neišleidžia. O krenta ir pagrindiniai reitingai. Valstybinis VCIOM šią savaitę nutraukė atviro pasitikėjimo Putinu reitingo publikavimą, nes jis nukrito iki žemiausio lygio nuo plataus masto karo pradžios. Balandžio pradžioje prezidentą Vladimirą Putiną tarp politikų, kuriais pasitikė, įvardijo tik 29,5% rusų. Po to apklausų publikavimas buvo paslaptingai nutrauktas. O jie klausia, kam jums to reikia? Įsivaizduokite, rusams tiesiog sakoma, mes nekovosime su tuo, kad reitingai krenta. Kam? Kam Putinui kažką daryti dėl nepraustų rusų? Tiesiog panaikinkime tuos reitingus ir viskas. Koks skirtumas, kiek tam pasitikė ar nepasitikė Putinu? Tai juk Rusija, tai laukinė banda, koks skirtumas? Na ir kas, tarkime, išeis ir 90 rusų pasakys, nepasitikime Putinu ir ką jie padarys? Jie nieko nepadarys. Juos tiesiog siūs toliau mirti kare ir viskas. Visa Rusija tokia. Ir štai čia į sceną išeina Ukrainos žvalgyba su savo koziriu. Volodymyras Zelenskis šiandien pareiškė, kad Ukrainos specialiosios tarnybos gavo prieigą prie slaptų dokumentų, kurie patenka ant paties Vladimiro Putino stalo. Kalbama būtent apie Kremliaus vadovo reitingą ir apie rusų nepasitenkinimą jo veiksmais. Volodymyras Zelenskis tai suformulavo taip. Vladimirui Putinui retai pateikiama visiškai teisinga, nepagražinta informacija. Tačiau net ir tai, ką jis gauna, leidžia daryti tam tikras išvadas. O išvada Kremliui yra bauginanti. Vadinamieji prognoziniai rusų nepasitenkinimo rodikliai, jie nuolat augs. Ir Vladimirą Putiną jau dabar pratina prie minties, kad šio augimo sustabdyti nepavyks. Ir jis nesustos ties tam tikrų lygių. Iki pat rugsėjo, kai Rusijoje numatyti parlamento rinkimai. Žvalgybos praneša ir apie reikšmingą protestinių nuotaikų augimą regionuose. Ir iš čia sklinda garsiausias Volodymyro Zelenskio pareiškimas. Gali būti, kad taikos susitarimą teks sudaryti jau ne su Vladimiru Putinu. Ar dėl to keičiasi pats karas? Na, pavyzdžiui, The Times rašo, kad taip, keičiasi. Lūžis jau matomas, nors ir su tam tikromis išlygomis. Kijevo optimizmo pagrindas yra vertinimas. Vertinimas, kad Ukraina dabar nužudo arba visam laikui išveda iš rikiuotės daugiau karių nei Rusija spėja pritraukti. Ukrainos karinė žvalgyba vertina priešo nuostolius maždaug 30 000 per mėnesį. Spaudimas didelis ir po kelių mėnesių Rusijos nuostoliai tikrai gali viršyti naujokų verbavimą, tačiau tai dar per anksti vadinti lūžio tašku. Mūšio lauke dabar dominuoja FPV dronai. Ukraina padvigubino bepiločių orlaivių gamybos tikslą. O Starlink išjungimas Rusijai suteikė Kijevui unikalų pranašumą 50-200 km zonoje. Tai yra būtent tie vidutinio nuotolio smūgiai. Tačiau štai pagrindinis paradoksas, kuris vis dėlto neleidžia atsipalaiduoti. Nepaisant šio murmėjimo valstybės dūmoje, krentančio reitingo ir maištaujančio Centrinio banko, Vladimiras Putinas nekeičia kurso. Birželio 12 dieną jis pasirašė dekretą dėl kariuomenės padidinimo beveik 10 000 žmonių. Tai jau antras toks Rusijos kariuomenės išplėtimas per pastaruosius 4 mėnesius. Visuomenės nuomonė, kaip jau seniai aišku, jam visiškai nedaro įtakos. Jis parodė po įsirengimą aukoti tiesiog 100 000 Rusijos karių. Ir jam jie visiškai nerūpi tai, ką aš pasakiau. Na, rusai bus nepatenkinti. Ir kas, ir nieko. O Ukraina jaučia momentą ir todėl eina vabank. Ir štai, pasak leidinio Politico, Kijevas prašo sąjungininkų papildomų $20 milijardų, kad įtvirtintų šį pranašumą. Formuluotė. Ukrainos pareigūnas yra visiškai atviras. Rusija dega.
tiesioginė prasme dega, o Kijevas nori, kad jį degtų dar stipriau. Tačiau tam reikia finansavimo. Tam, kad visi tie dronai ir raketos, kurie skrenda virš Rusijos, jų būtų 10 kartų daugiau, kad Rusija tiesiog liepsnotų. Taigi taip, maištas valstybės dūmoje yra realus. Socialinio sprogimo riba jau garsiai įvardyjama. Rusijoje tai svarbu. Tačiau kol šitas pusžmogis, šita būtybė, šitas menkysta Vladimiras Putinas Kremliuje girdi tik save, ši riba lieka tik žodžiais, nieko daugiau. Dar kartą pabrėšiu šią mintį. Net jei 90% rusų būtų nepatenkinti, ši banda nieko nepadarys. Tikėtis, kad rusai sukils, išeis į protestus, visiška nesąmonė. Aš prisimenu plataus masto karo pradžią ir daugelis Ukrainoje tuo tikėjosi. Net prezidentas Volodymyras Zelenskis kreipėsi į rusus. Jis bendravo su Rusijos žurnalistais, klausdavo, ką jūs darote, juk suprantate, kuo visa tai baigsis ir taip toliau ir taip toliau. Tai visiškai nesuveikė. Na, rusai arba bėga iš tos raškės, arba palaiko Vladimiro Putino režimą. Ir dar pridėsiu kelias savo mintis. Visai neseniai man užkliuvo vienas konkretus komentaras iš rusų gyvenančių užsienyje. Ir jie sako, kaip mums užmėgsti dialogą su ukrainiečiais, kaip mums bendrauti su ukrainiečiais užsienyje. Tipo, mes juk nesirinkome šio karo. Štai pažiūrėkite, aš pabėgau iš Rusijos vos tik prasidėjo karas, aš pabėgau iš Rusijos ir dabar gyvenu ne Rusijoje. Todėl aš juk ne putinistas, aš čia visiškai niekuo dėtas, tai juk ne mano karas. Tai visiška nesąmonė. Atsakant į tai, pirmas klausimas, kuris man kyla, kam ir kodėl Rusai taip stipriai nori bendrauti su ukrainiečiais užsienyje? Kam? Na, jūsų objektyviai daugiau. Tiesiog kiekybiškai daugiau. Netgi matote savo pasakoje. Skorliupi, nelyskite jūs prie ukrainiečių. Metų metus šie rusai pasakoja, kokie mes broliai, kokie mes draugai. Palikite mus ramybėje, tiesiog atstokite nuo mūsų. Tiesiog atstokite nuo ukrainiečių ir viskas. Mums nereikia jūsų draugystės. Nieko mums iš jūsų nereikia. Antras dalykas, kai rusai sako, kad mes nesirinkome šio karo. Klausykite, 20 metų iki plataus masto karo jūs rinkotės Vladimiras Putinas. Po 2014 metų ne vienas iš jūsų nesmerkė. Nesmerkė Krymo užgrobimo, nesmerkė skerdynių Donbase, kurias rusai surengė, pasiuntė ten rusus kariauti prieš Ukrainą. Nė vienas iš jūsų nereikalavo iš Vladimiro Putino protestuose atsitraukti nuo Ukrainos. Niekas nieko nedarė, kad užkirstų kelią šiam karui. O iš Rusijos jūs pabėgote viso masto karo pradžioje tik tam, kad išgelbėtumėte savo kailį. Išgelbėti savo užpakalį, nieko daugiau. Iš esmės nieko daugiau. Jei jums būtų suteikta garantija, kad galėsite ramiai gyventi Rusijoje, jūsų nemobilizuos, neskirs baudų, jūsų nelies. Taip, niekas niekur nebėgtų, todėl nereikia viso šito. Tai visiškas melas, kurį rusai užsienyje bando skleisti ir mulkinti ukrainiečius. Ir tie, kurie išvyko, sako, mes jų geri, mes netokie. Vis dėlto Putinas valdžioje jau 26 metus, tai jūs 26 metus to nerinkote ar kaip? Rašykite savo nuomonę, savo mintis komentaruose po šią laidą. Ir ukrainiečiai, žinau, kad rusai, dėja, mano dideliam apgailestavimui, neprausti rusai, vis tiek lenda ir žiūri šias laidas. Turiu jums klausimą. Kam? Ko jūs čia norite? Koks mano jums patarimas? Susirinkite savo daiktus ir eikite iš čia. Šiandien kalbėsiu emocingai, bet pasakysiu viską, ką galvoju ir kaip iš tikrųjų galvoju. Čia padėsiu daugtaškį. Savo nuomonę, savo išvadas, kaip visada, rašykite komentaruose po šiuo įrašu. Jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, tai galite padaryti bet kokia auka. Nuorodas ir rekvizitus rasite šio vaizdo įrašo aprašyme. Ten yra ir Buy Me a Coffee ir Patreon. Yra net nuorodos į kriptovaliutų pinigines, banko rekvizitus. Apskritai, pasirinkite tai, kas jums patogu. Būsiu dėkingas už bet kokią jūsų paramą. Tiek šįkart, saugokite save, iki pasimatymų.